Mamos, jeigu jūsų vaikas yra liūtas, šitą turit žinoti. Jeigu jūsų vaikas mėgsta būti dėmesio centre, nori visiems kažką parodyti, garsiai reiškia emocijas ir kartais atrodo, kad namuose turite mažą scenų žvaigždę, taip, tai labai liūtiška. Tokiam vaikui labai svarbi kūrybinė aplinka nuo pat mažens. Leiskit jam ir skatinkit dainuoti, šokti, vaidinti, skaityti eilėraščius ant kėdės, piešti, kurti, dalyvauti renginiuose ir būti tarp kitų vaikų. Nes liūto vaikui svarbu ne tik išmokti būti geram, jam svarbu išmokti išreikšti save ir sveikai būti matomam. Tik nepamirškit, liūto vaiką lengva pagirti už tai, ką jis padarė, bet dar svarbiau, kad jis jaustų, jog jūs matote ir vertinate jį patį, o ne tik jo pasiekimus. Aš esu Aleksandra, astrologė ir numerologė. Jeigu norit geriau suprasti savo vaiką ir padėti jam atskleisti savo talentus, laukiu jūsų konsultacijose. Kartu galime iš gimimo datos vaiko pažiūrėti, kokie būreliai ir veiklos jam labiausiai tinka. Na, o jeigu norit išmokti tai matyti pačios, kviečiu į vaikų numerologijos mokymus. Ten išmoksit ne tik geriau suprasti savo vaikus, bet ir dar geriau pažinti save. Rašykite asmeniškai, padėsiu išrinkti jum tinkantį variantą.